Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų meilumas tebūnie žinomas visiems. Viešpats yra arti. Per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis.